Sveiki, Alytus Plus studijoje laida Pulsas, na ir visą Lietuvą sudrebino vaizdo įrašas išplatintas socialiniuose tinkluose. Tame vaizdo įraše matoma, kaip institucijos paima arba, tiesiog atplėšia mažametį vaiką nuo jo motinos. Na ir mama Edita ryžosi viešai papasakoti vis tik, kodėl į savo Facebooką ji, tiesiog įdėjo tą vaizdo įrašą. Tai gerbiama Edita, labai dėkoju, kad jūs atvykote į mūsų studiją. Tai vis tik, kodėl tą asmeninio tokio pobūdžio, sakykime, vaizdo įrašą ryžotės šeštadienio vakarą įkelti į socialinius tinklus? Į socialinius tinklus aš nenorėjau niekur per daug viešinti. Aš norėjau pasidalinti su savo pačiais artimiausiais žmonėmis, draugais, nes kurį laiką tikrai buvau nutilusi ir kai kuriems draugams kilo klausimų, kodėl aš esu nutilusi ir nesidalinu savo gyvenimu, džiaugsmais, klausimai kildavo dėl sūnaus ir tiesiog ryžusi pasidalinti, tik su savo draugais. Taip, ir jūs socialinėme tinkle kėlėte šeštadienio vakarą ir jūs manėte, kad nieks tiesiog to įrašo toliau jisai neplis ir dėl to, nes, vaiko kaip ir veidas buvo neužblūrintas, dabar daugam tai kelia įvairių, asociacijų, kad galbūt pažeisti vaiko interesą ir panašiai. Taip, aš tikrai to nesitikėjau. Mano tikslas buvo netoks. Taip, ir iš tiesų galbūt visa Lietuva jau matė tą vaizdo įrašą, tačiau ir mes Alytus Plus žiūrovams tokį trumpą koncentruotą įrašą dabar taip pat pateiksime. Ar galit nuramint vaiką, pasakykime jam. Man mamos vaikas, Matysi. Matė metus laiko už tai, kad nebuvo laikomasi teismo sprendimo, o dabar 4 mėnesių jūs norit Nepasikeisi niekas, tu tik gal daugiau suaugusių daryti problemų. Jūs suprasti, ponia, po jūs dabar daugiau draskysite, to bus po to sunkiau. Pasėdėkit, Ramai. Pasėdėkit, Ramai. Neverskit naudoti. Ar Greta jį kviesti? Sudėk dar, aš paimsiu. Mama atnešta. Jeigu fizinė jėga naudotis tas pareigūnus, Na ir mes grįžtame į studiją. Ponia Edita, vis tik šiandien bene visa Lietuvos žiniasklaida kalba apie tai. Tikėtina, jūsų niekas dar nekalbino, bet visi kalba ir komentavo ir vaiko teisės, ir jie komentuoja, kad vis tik tame vaizdo įraše, kur paimamas vaikas iš jūsų, tai yra teismo sprendimas ir kuriuo siekta vaiką perkelti į saugią aplinką. Aš čia cituoju tiesiog komentarą. Ką jūs į tai pasakytumėt? Atsakyčiau labai trumpai ir aiškiai. Vaiko teisių institucija tai yra ta institucija, kuri formuoja teisėjo nuomonę, kuri teikia dokumentus į teismą. Teisėja priima sprendimus atsižvelgdama į vaiko teisių nutarimus ar pasiūlymus. Šiuo atveju aš nepavadinčiau, kad mano aplinka buvo kažkokia nesaugi aplinka.
Aš tikrai tam nepritariu. Aš tikrai nepritariu tokiam savo sūnaus atėmimui. Ir tuos sprendimus dar kartą patvirtinu, formuoja teisėjas vaiko teisių specialistai, kurie turėtų atstovauti vaiko gerovę. Na ir tas vaizdo įrašas matosi, kad iš šiltųjų metų laikų darytas, tai vis tik kokiomis aplinkybėmis, kiek galite, atskleiskite vis tik, kodėl tas vaikas iš jūsų buvo paimamas. Aš labai iš karto pertrauksiu. Tas įrašas darytas rugsėjo 21 dieną. Nebuvo jau toks šiltasis metų periodas. Vaikas iš manęs buvo atimtas. Kaip suprantu, mano sutuoktinio prašymų, pasikreipimu į pareigūnus ir į Alytaus vaiko teisės. Tai Alytaus vaiko teisės figūruoja čia, nes man šiandien teko kalbėti su vaiko teisų Alytaus apskrities vadovė ponia Renata Kruk. Ji, aišku, nekomentavo, nes yra asmens duomenys ir panašiai, ir jie teigia, kad dabar sulaukia daug grasinančių laiškų, daug grasinančių skambučių, daug neapykantos, nes daug kas smerkia vaiko teisų apsaugos specialistų poelgį, paimant vaiką. Ir jis sako, kad mes ne prie ko ten Palangos vaiko teisės. Matote, čia jau yra ne mano kaip motinos atsakomybėje. Ši institucija, manau, turėtų būti institucija, kuri kalbasi tarpusavyje. Nemanau, kad reikėtų teikti, kad Alytus nekaltas, Vilnius kaltas. Vaikas yra vienas. Ir manau, kad turėtų būti pirmiausiai tarp institucinis susikalbėjimas, apie ką jau labai ilgai kalbama. Tikrasis susikalbėjimas, o ne tiesiog kaltės dangstymas ir manipulacijos. Todėl aš tikrai nenoriu daug komentuoti, nes taip pat neturiu tam teisės šiai dienai, nes teismo sprendimai dar nepriimti. Toliau lieka vaiko teisių instancija, ta pati instancija, kuri teiks teismui informaciją ir aš tiesiog nenorėčiau daug komentuoti. Tai grįžtant prie to, dėl ko iš manęs atėmė, jūs klausėte, taip? Tai, aš dėl to sėdžiu šiandieną čia, aš dėl to prašau jau visų pagalbos. Žinau, kad man padėti žmonės paprasti negalės, bet gal tiesiog žmonės, kurie sėdi aukštuose postuose, gal mane išgirs, gal bus priimti kažkokie sprendimai, gal aš galiu būti gyva patirtis, gal taip įvardinčiau. Ar žmogus, kuris galėčiau prie to prisidėti, nes man tikrai labai liūdna, kada į žmogų žvelgiama, kaip į daiktą. Mano sūnus nėra daiktas. Negalima jo ateiti, paimti, perkelti, reikia jį ir girdėti ir išgirsti, ko jis prašo. Juk vis tiek, jeigu dirbi vaiko teisų institucijoje su vaikais, kažkiek reikėtų girdėti, ko prašo. Ir vaiko teisų specialistai nacionalinė žiniasklaidai taip ir komentavo, neva jūs rugsėjo 1 turėjote grąžinti vaiką tėčiui. Ir neva dėl to visą tai ir užsisuko, liaudiškai tariant. Tai ar taip tikrai buvo? Nes norisi dabar iš vienos tik pusės komentarai yra. Norisi išgirsti iš tiesų mamą. O sakykite, o vaiko teisų specialistai nepateikė mano pateiktų laiškų, dėl ko aš negrąžinau, ko mes su sūnumi prašėme. Nes mes tikrai pateikėm visus dokumentus, tiek teisės psichologo išvada, kad ką patiria vaikas aplinkoje, kurioje gyveno ilgą laiką. Mes tikrai kreipėmės į medikus. Ir negali būti taip viskas paprasta šiame gyvenime ir negalima eiti paprasčiausiu keliu. Mes prašėme pagalbos su vaiku. Niekas į mūsų pagalbos prašymus neatsižvelgė, mes todėl vaikas ir nenorėjo grįžti. Aš motina būčiau pati laimingiausia, jeigu jisai nori būtų grįžęs į tą aplinką, aš būčiau šiandien čia nesėdėjus, aš nenoriu čia sėdėti. Aš nenoriu sėdėti ir tiesiog
būti tokioje situacijoje, man tikrai jinai nepatogi. Taip ir iš tiesų, na, šiandien taip ir atsitiko, kad vykdama į Alytus Plus studiją jūs patekote į autoįvykį. Ačiū Dievui, viskas gerai, iš automobilio, kaip rodėte nuotraukas, mažai ten kas belikę. Ačiū Alytiškiui, Rolandui Griciui, Jonaro vadovui, kuris atgabeno po autoįvykio jūs į šią studiją. Na, tiesiog sutartas pokalbis buvo. Taip, aš tikrai labai norėčiau padėkoti, nes kada stovi, kitaip nepavadinčiau, ant bedugnės ir apsidairai aplinkui, nors jau tikrai džiaugiesi pirmiausiai, kad gyvai esi, bet dar žmonės šalia pasitaiko, nepalieka. Ir tikrai man labai visiems ačiū, kurie šiandieną automobilį man padėjo gabenti, ištraukti ir kad man padėjo. Dėkui labai visiems. Taip, ir sugrįžtant, ar sekate kažkiek socialinius tinklus, nacionalinę spaudą, vis tik kaip jūs ar palaiko, ar nepalaiko, ar kažkiek į tai įsitraukėte? Nes dabar, nežinau, bene visi nuomonės formuotojai Lietuvoje pasisakė yra dėl jūsų klausimo. Aišku, nieks situacijos nežino, jūs ir dabar, kaip suprantu, nelabai galite ją atskleisti. Visi tiesiog pasipiktinę pačiu faktu vaiko paėmimo. Kad vaikas klykė, vaikas nenorėjo. Tos aplinkybės tarp jūsų ir tarp ten buvusio sutuoktinio, ar ten tai čia jau asmeninis jūsų reikalas. Visiems svarbiausia vaikas. Taip, būtent. Tai jeigu tokia, kaip jau visi teigia, pas motiną netinkama aplinka buvo, tai ko vaikas klykė? Kam reikia tokių drastiškų priemonių? Ir tą dieną, rugsėjo 21 dieną, aš taip pat sakiau, aš tam nepritariu. Antstolio veiksmai dėl tokio brutalaus atėmimo buvo sustabdyti. Pats vaiko tėvas buvo pasikreipęs į antstolį. Antstolis sustabdęs buvo. Teisėja leido pačiams vaiko teisėms spręsti ir parodyti, kokie jų darbų metodai. Jiems tikrai nereikėjo to daryti. Jiems reikėjo išgirsti vaiką ar motiną. Tiesiog. Jūs socialinėme tinkle pareiškite, kad bandysite kovoti su sistema, kad, tarsi būtumėte tas, kaip jūs ir minėjot, tas asmo, nuo kurio prasidėtų toks truputėlį empatiškesnis, galbūt humaniškesnis vaiko teisių tam tikruose dalykuose veiksmai. Tikite tuo, kad nuo jūsų prasidės kažkas truputėlį humaniškesnio? Aš esu tik mama ir pirmiausiai, kaip minėjau jau, mano vaikas yra visas gyvenimas, aš myliu savo sūnų, mano tikslas tikrai nėra, čia sutapimai rinkiminė kažkokia programa ar kažkas, aš tiesiog išgyvenau, ką išgyvenau ir nenorėčiau net daugiau komentuoti, tokių dalykų, nes, teisybė, teisingumas. Gal kaip 10 metų pradirbusi katalikiškoj gimnazijoje motina ir kuri dirbau su vaikais, pasakyčiau labai trumpai, kad kas Dievui, tą atiduokim Dievui, kas Ciesoriaus, atiduokim Ciesoriui. O vaikai yra baltas popieriaus lapas, į kurį surašykime pačius gražiausius dalykus, kad paskui netektų paauglystėje kovoti, tik su pasiekmėmis. Mano sūnų šis atėmimas tikrai sužalojo ir nemanau, jeigu kiekvienas būtumėm žmoniškesnis, kad reikėtų daug valstybės resursų, tarkim, vėliau prevencinėms priemonėms, kad nereikėtų kalbėti garsiai apie kuprinių tikrinimą, galbūt, ką mes jose rasime. Nes žaloti vaikai tikrai būna linkę ir vėliau ir į alkoholizmą, ir vis tiek vėliau atsako už tai tėvai. Tai gal nereikėtų kaltinti kartais ir tėvų už viską, bet reikėtų atsižvelgti ir į pačių darbuotojų kompetenciją, ką sau leidžia bendraujant, išsakyti, teikti, kaip elgtis. Aš tikrai esu
priešiškai nusiteikus prieš tokį poelgį, kai buvo pasielgta su mano sūnumi, bet aš tikrai žinau, kad aš esu ne viena. Jeigu jūs dabar atliktumėte socialinį tyrimą ir jums galėtų skambinti visos motinos, kurios išgyveno kažką panašaus kaip ir aš manau, kad tai tikrai būtų dar vienas naujas centras. Bet nežinau, ar tai atneštų naudos. Taip, bet ponia Edita, vis tik jūsų tikslas yra, sakykime, paviešinote tą įrašą. Koks pagrindinis jūsų tikslas? Mano tikslas? To viešumo. Ta prasme, jūs jau buvote nusivylusi sistema ir jūsų toks buvo... Mano tikslas kelti šauksmas. klausimą, aš prašau. Mano sūnus ir mes buvom kartu iki 7 metų. Pagal pačius vaiko teisų darbuotojus, aš iki 21 metų aš neturėjau jokių problemų, iki kol aš nesusidūriau, aš net neturėjau kelių eismo taisyklių pažeidimo, net baudos už greičio viršijimą. Aš šiandien sėdžiu ir pati nesuvokiu, kad taip vyksta. Aš neturiu net jokio tikslo, mano tikslas tikrai nebuvo kažkoks iš anksto organizuotas, planuotas. Ne, aš tiesiog nenoriu čia sėdėti. Aš sakau, prašau pagalbos, darykim kažką. Tiesiog dėl tų pokyčių. Aš viena tikrai žinau, kad aš niekas. Aš prašiau pagalbos tikrai pas aukšto rango žmonės ir jie sako, kad taip, visi žinom, bet gal vienykimės ir vieną kartą kažką darykim. Aš nežinau, ką pasakyti šiuo klausimu. O kur dabar yra jūsų vaikas, ar jis yra saugus, ar jums dėl jo neramu? Mano vaikas šiuo metu yra su biologiniu tėvu. Informacija apie sūnų man yra teikiama, bet jinai būna pagražinta. Kokia realybė turėtų atskleisti kvalifikuoti medikai. Bet pas tuos medikus, kaip ir buvo suplanuota į Santaros klinikas, stacionariam vaiko tyrimui, vaikas iki šiol nepristatytas. Todėl aš tikrai negaliu sėdėti rami. Aš negaliu sėdėti rami. Šeštadienio vakarą aš tikrai negalėjau sėdėti rami. Taip, ar jūs palaiko daug žmonių, ar jaučiate tą paramą? Aš esu tikrai nustebus, kad jau praėjo kiek laiko ir iš buvusios darbovietės, kuomet išvykau, kad taip, žmonės tikrai palaiko. Ir aš negalvojau, kad taip įvyks. Labai visiems be galo dėkoju, bet ir tikrai aš jiems visiems pritariu, kad tylėti nereikia. Šiandien sėdžiu čia aš, nežinau kodėl, bet aš manau, kad šalia manęs galėtų sėdėti dar tikrai labai daug moterų. Taip. Mes po pietų išėjome į Alytaus gatves ir tiesiog pakalbinome žmonės, kaip jie mato šią situaciją. Tai keleto žmonių nuomonės dabar ir pasiklausykime. Su tėtis 2 vaikų ir žinokit, aš tikrai esu pakraupęs. Pirmiausia, tai instancijos labai daug pažeidimų padarė. Tiek antstolis, greičiausiai, kuris filmavo, kad užfiksuoti reiškia. Tai negalima filmuoti vaiko veido. Toliau vaikų teisė tai tikrai turėtų prarasti darbo vietas griežtai. Nes jeigu jos dirbs toliau, tada aš nežinau. Tai teisybės nėra, bet iš tikrųjų tai man kaip tėtei tai labai yra skaudu, kad vyksta mano valstybei, kurioje atitarnavau daug metų ir daviau labai daug iš tikrųjų ir padedu daugeliu žmonėm ir taip toliau. Ir šiandien mano valstybėje vyksta tokie baisūs dalykai. Iš tikrųjų, iš mamos atimti vaiką, tai yra, jau aš kristi žemiau negalima. Kokia jūsų nuomonė? Ką aš žinau, kokia nuomonė, tai reikia žinoti, kad mes nežinom, pavyzdžiui, kas ten buvo šeimoje, ar ten motina kauta, ar tai kas ten, mes nežinom paprasčiausiai įvykių, kodėl tą vaiką paėmė, tai ką mes galim sakyti.
Kokia jūsų nuomonė? Ne visą mačiau, paprasčiausiai, ką žinau, labai baisu. Baisu, kaip iš motinos tiesiai išlupa policija vaikus. Nežinau, kokia tenais buvo ta tema, nežinau, dėl ko ten tas viskas vyko, bet yra labai negerai. Aš iš viso nesuprantu, kaip galima vaiką iš motinos atimti, nes bet kokiam vaikui, bet kokia mama yra mama. Ir iš tiesų nelabai galiu vertinti, nes nežinau visos situacijos. Bet kokiu atveju aš nesuprantu, kaip galima iš mamos išplėšti vaiką, kaip galima atimti, tai nesuvokiama iš tiesų. Taip, mes grįžtame į studiją, iš tiesų žmonės kalba įvairiai, dauguma palaiko, kad negali taip brutaliai vaikas būti paimamas iš mamos. Vis tik tikėtina, kad prieš šventės tai tikrai jūs pasimatysite su vaiku, nes jums pasimatymai kaip ir neapriboti. Matote, pastebėjau, kad kada motina kuo daugiau prašosi pagalbos, to būna didesnis atvirkštesnis, ar kitaip išsireikščiau, atvirkštinė reakcija, gal taip. Iš šio klausimą aš tiesiog negalėčiau atsakyti šiai dienai. Aš labai tikiuosi ir labai noriu, kad mano sūnus sugrįžtų pas mane. Aš esu parašęs prašymus, aš tikrai labai prašau. Aš nenoriu konflikto, aš nenoriu jau daugiau leisti vaiko lėšų, kurias geriau galėčiau leisti vaikui, advokatams. Todėl aš prašau, aš norėčiau, aš teigiu, aš norėčiau šventes leisti su vaiku. Prašau sprendimų, kad motina ir sūnus galėtų būti kartu. Vis tik, kaip jūs kaip mama visą tai išgyvenate? Sakykime, visi, kas matė tą vaizdo įrašą, aš asmeniškai šeštadienio vakarą pamačius, aš verkiau ir beveik visą naktį nemiegojau. Manau, kad kiekviena mama tai pamačius, taip pačiai pasijuto. Čia aš kalbu subjektyviai, nesileidžiant į jūsų ir jūsų sutuoktinio kažkokius ten niuansus. Ten jau yra jūsų reikalai. Mes dabar kalbam apie vaiką ir vaiko gerovę. Kaip jūs išgyvenate visą tai? Malda, nežinau, kaip dar? Stiprybės man tikrai visada pakako ir žmonės iš šalies, tikrai daugelį situacijų, nes kada būna tokia situacija, tiesiog norisi veikti, kažką daryti. Tai aš tikrai neverkšlenau, mano motinai taip, jai reikėjo pagalbos. Taip, mes matėme video įrašę, kad net medikai buvo kviesti, nes tikrai spaudimas, vyresnio amžiaus senjorė, bei tremtinė, kuri yra pakraupusi ir tikrai nesitikėjo tokios laisvos Lietuvos, ką ir pati sako. Tiesiog. O jūs pati, nežinau, tiesiog taip laikotės? Matot, kaip ir sakau, sprendimus priiminėjau, nes aš nuvažiavau iš Palangos į Vilnių. Aš tikrai konsultavausi pas visų advokatų vadovę, kuriai esu be galo dėkinga. Ir galbūt šiai dienai nepaklausiau, bet aš suvažinėjau 600 km tam, kad aš galėčiau pasikonsultuoti, grįžau, aš pasirūpinau visais įrašų, aš žiūrėti tikrai negalėjau. Gal todėl aš tik tai šiandien apie tai kalbu su savo artimiausiais pažįstamais. Ir dar kartą pabrėžiu, aš tikrai nesitikėjau tokios reakcijos. Bet depresija irgi, jums pritariu, manau, retai kas serga, kas yra tikinti žmonės. Tikrai padeda sveikas gyvenimo būdas. Kada jau savyje nežinai, kur dėti energijos, tiesiog bėgi 10 km, grįžti nusiramini, įkvėpi oro, atsisėdi, peržvelgi ir dėkoji tiesiog už kiekvieną dieną ir tu žinai, kad turi būti dėl savo sūnaus. Nes tiesiog, kada tavo sūnus
man gaila mamytės, paskutiniai žodžiai, tarkim, toj situacijai, ar apsikabinę nereikia net žodžių susitikimų metu, nesinori nieko, būti kartu, tai, na, aš neturiu kitos teisės kaip motina nesilaikyti ir nebūti pačia stipriausia. Man tiesiog reikia, na, rūpintis tiek savo fizinę, tiek psichinę sveikatą, tiek, na, bendravimo visko. Taip, iš tiesų ir nepasakiau laidos pradžioje, jūs esate pedagogė. Tai ponė Edita, labai neįsileidote mūsų į tą virtuvę, tikiu, kad ir negalite įsileisti. Tikrai taip. Dėl tų teisinių dalykų, bet tiesiog pabaigai, nežinau, kokį matot šios istorijos scenarijų, dabar jūsų sūnus Alytuje lanko kažkurią ugdymo įstaigą, vyksta gyvenimas, jūs gyvenate dabar Kaune berods, kaip minėjote, nežinau tiksliai kur, nesvarbu iš tiesų. Kokį matote, na, galutinį scenarijų? Na, aš tikiuosi, kad sprendimai bus priimti tinkami. Galima kalbėti labai daug, labai gražiai. Galima rašyti labai daug dokumentų, bet tiesa vis tiek jinai anksčiau ir vėliau išlenda. Na, jeigu vaikas nenori iš esmės, tai po kelių metų, manau, jo nuomonė irgi nepasikeis. Tik tai matysime kažkokias iškilusias dar didesnės problemas. Ir tiesiog prašau teisingų sprendimų. O taikos kelio jau tokio nelabai gali. Dėl ko? Tiesiog taikiai kažkaip susitarti dėl sūnaus, nežinau, dabar įvairiai žmonės vaikais pasidalyja. Pas vieną savaitę. O kodėl jūs manot, kad aš noriu konfliktuoti? Aš noriu bendradarbiauti, aš rašau žinutes, aš klausiu. Aš esu motina, kurią ignoruoja. Aš esu nepatogi motina. Aš klausiu, kaip mano sūnus leidžia laiką, aš prašau nuotraukų, aš negaunu atgalinio ryšio. Aš nenoriu konfliktuoti, mano esminis dalykas yra mano sūnus. Visos detalės, socialiniai tinklai, portalai, viskas tai yra tiesiog, kad atėjo situacija, bus kita situacija, visi turim savo gyvenimus. Man svarbiausia vaiko gerovė. Aš nenoriu jokio konflikto. Tai jūsų tikslas yra darnus, humaniški santykiai su buvusiu sutuoktiniu ir normalūs artimi santykiai su sūnumi, bendravimas tiesiog. Žinoma, visada jie siekiai tik ir buvo tokie. Tik tokie siekiai. Jeigu būtų kitokia situacija, tai aš būčiau pati laimingiausia motina, aš turėčiau savo asmeninį laisvą gyvenimą, žinočiau, kad tėtis su vaiku laimingai irgi leidžia laiką, kad sūnus irgi laimingas. Aš nenoriu matyti savo verkiančio vaiko. Bet vis tik daugam kelia klausimų, jeigu negalėsite, neatsakykite, vis tik kodėl jis su tėčiu, ne su mama? Nes jis tai prievarta atimtas iš motinos. Aš šią sistemą negaliu apginti savo sūnaus. Aš visur kreipiausi. Instancijų daug, jas neveikia. Viskas negerai. Aš tokiam atėmimui savo sūnaus nepritariu. Labai liūdna, kad yra įstatymai. Ir yra įstatymų apėjimas. Prasme, žiūrėkime į vaikus. Nežaiskime čia. Ne vieta ir ne laikas. Tai kągi, ponė Edita, aš dar kartą labai dėkoju, kad jūs atvykote į mūsų studiją, kad kiek galėjote, tiek pasidalijote. Na ir linkime išlikti drąsia, kovoti už savo teisės. Tikėtina, kad išgirs jūs ir įstatymų leidėjai, ir kiti žmonės, ir tikėkimės, kad jūsų akys sužibės, nes dabar tai iš tiesų jūs nusiminusi.
Tikrai nėra dar dėl ko toms akim žymėti. Matysime, kaip bus toliau. Labai Jums dėkoju. Ačiū Jums, na, o mes su žiūrovais atsisveikiname, sudie.